Tai antra diena. Pavalgiam pusryčius. Atsikėlėm, pavalgiam pusryčius ir viskas, kaip ir ne. Laukiam transporto, atvažiuoja mūsų paimt su motociklais. Priėmėm sprendimą, kad čia ieškot grupę, nespėsim išsimest daug laiko, bet kaip ir dar ne viskas. Turim dar vieną tokį atsarginį planą, dar kol kas neišduosiu, o paskui patys pamatysit. Laukiam, kad paims mus ir parveš mus su motociklais atgal, bet kelionė dar nesibaigė. Ryte pasimatė, kur naktį atvažiavom, tai nežinau, čia tvartai, gal buvo kažkokie arklydės, ten parduotuvė kažkur padaryta kampe, kažkokiam neaiškiam reikale, o ten lentpjūvė. Ir vanjanai stovi apdengti nuo lietučio galimo. Tai va, čia gyvenam per naktį. Tai gal be tų interkomų varom. Jeigu ne, būtume ten ir permėgoje. Kol laukiam, kol atvažiuos pasimt, atvažiavam šalia prie Sarių, nežinau, kažkokio ežero. Visi sėdim, apie kažką mąstom, ateina lietus. Galvom pavažiuot kažkur bent jau su 2 vanjanais, bus matyti. Daiktus susikrovėm ir jo. Mes Kaune. Žodžiu, to judėsim atgal. Judėsim to atgal, iš kur pradėjom šiandien kelionę į Kauną. Parsivežėm trauklapius. Gaila, kad taip atsitiko, bet damušim kelionę šiandien su normaliais savo motais. Bent jau bus tiek, ką pasiplanavom. Su trauklapiais dar ne pabaiga, tai tvarkysim ir manau važiuosim. Darysim pirdolinam Vol2. O šiandien dar vis tiek laukia, nebe toks jau gal čia vis tiek nuotykis, bet su mocais važiuojam atgal prie Švenčionių. Kažkur bandysim susirast, kur tenai irgi miegot ir atsikelsim ir per rytoj dabaigsim savo maršrutą su jau savo normaliais motociklais, geraisiais. Tai, bet tikėkime ir kad nesugės ir jie. Potencialą šitoj kelionėj matau gedimam yra nemažai. Tai dabar lėkiu į garažą, pasimsiu savo Kawasaki, sulaukiu Savickas irgi turi atvažiuoti ir dursim link Vilniaus, o Aivaras prisijungia kažkur ties Vievių, nes nuo Prienų lėks, tai žodžiu susitiksim visi ir dursim jau vieną galą. Dabar turim apie 6 valandą, tai dar laiko turim iki sutemų, manau čia viskas bus ok. Tai čiau. Debesis nieko gero nežada. Bet ką padarysi, turim, ką turim. Aš bandau savo proplyšešiknio Kawasakio užsidėti kvadloką, kad matytume, kur važiuoti ir kaip greičiau važiuoti. Savickas lekia iki manęs. Ir dursim link Vievio, kur susitiksim, kaip minėjau, su Aivaru. Ir jau toliau link Švenčionių, link ten, kur šiandien baigėm kelionę ir kur rytoj maždaug pradėsim. Arba šiandien dar kažkur nuvažiuosim. Pažiūrėsim pagal orą ir pagal kiek šviesos turėsim.
naujienos tokios, kad Bujokas su Savicku yra kažkur prie Rumšiškių, slepiasi nuo lietaus. Mes kadangi įsiskirstėm ir susitarėm susitikti Vievį, nes tęsim kelionę nuo ten, kur pabaigėm. Aš esu dabar... Girdit koks oras. Aš esu dabar Marių degaliniai, tai laukiam oro pagerėjimo ir bandysim susitikti visi kartu. Man bent situacija geresnė iš paslaugų, reikės eiti užvalgyti. Labai džiaugiuosi dėl savęs, bet labai gaila dėl draugų. Sėdim deganę, ėjo lietus, sulijo su Savicku mus labai, abu kiauri. Savickas susinervavęs, išvažiavo namo, persirengt, tai tikėkime grįž, bet grįž. Aš irgi šlapės visus. Čia taip dar bet kelnes tai ir batai tai baisu. Koinas viskas šlapia. Aivaras davė neperšlampamas koinas. Pasikeičiau koinas, bandysiu šlapius batus durti. Tikiuosi lietaus nebebus. Ir viso. O šitas negavo lietaus vapšė. Vapšė negavo lietaus. Pasisekė. Girdžiu pavydu. Nu, šiek tiek pavydžiu tikrai. Čia Savickai, kur tu stoji, aš statysiu palapinę. Sistame? Kur atvažiavo. Man reikia finišo. Aš jau užkalbėjau iki šitos vietos, realiai jūs mudžihedai. Man reikia, aš nemoku. Supratau. Tai žiūrėk, aš tave filmuosiu, bet aš kalbėsiu. Ir tu lūpom tiesiog daryk. Esam netoli Nemenčinės, netoli netgi ir Turniškių ir Vilniaus, bet susiradom prie Neries ant Skardžio tokią vietelę kažkokią. Net neaišku, ar čia žmonės ir tie vaikščias, nevaikščias, bet kažkokiam sodų kampe, žodžiu, nakvosim. Pasistatėm palapkės, Savickas pučia briedžius tenai su hamaku savo. Šalia motus pasistatėm, varėm kaip su enduro miškais. Ir pavyko dar ir laužą užsikurt su šiokia tokia salės pagalba. Tai einam pasidaryt kiešarą ir nealkoholinio alaus.
iš Lidl. Ir dar įrangą pakrausim, nes viskas įsikrovė. Viskas išsikrovė. Bet kadangi turim pilną tašį powerbankų, tai dėl elektros mums ne bėda. Mučiukas davė man koinės, neperšlampama, tai šlapi batai net nesijaučia. Ir dar iš Lidl nusipirkau mėlynį. Žydrus treningikus papačia, tai neperšlapau visas. Varom išskiep dešrų ir miegot toj graži dieną. Ir pasivažinėsim, kur priklauso. Čia matosi gerai. Ui. Žydri getriukai. Gerai. Palapiniai. Guli palapiniai. Interkomo neturiu pakrovėjo. Aiva, irgi neturiu. Rytoj važiuosim be interkomo. Bujokas už tos amžiams. Nu jau, taip nesaka. Nu, neamžiams. Dieneliai. Ketvirtą dieną atsikėliam. Ten Neris. Valysim Pabradę. Iš Pabradės į Prienus. Mažosius. Iš Prienų važiuosim toliau link Šumsko. Ir visą likusį maršrutą iki normalių Prienų. Jo, oras šiandien turėtų būti labai geras. Kaip paskutinį dieną bent jau šitoks paguodos prizas. Nu ką, rytelis prasideda nuo rytinės kavos ir nuo dešrainių iš Lidl. Važiavom Prienus, bet ne tuos. Naujas iššūkis, jeigu kartu su strytais. Kalba. Atvažiavam užsipilt kuro, dar čia netoli Medininkų, Šumsko, jiems degalinę. Ir važiavam didelę koloną, tai gal net nesu taip Lietuvoje matęs dar. Gal iš vis net nebuvau tokios matęs, bet žiauriai daug prie pasienio fūrų stovi važiuoti į Baltarusiją. Išvažiuoja nedaug, bet ir vengriškų, ir latviškų, ir lietuviškų, ir baltarusiškų, ir rusiškų numerių, žodžiu, visa didelė eilė laukia, kol įvažiuosi pasienį. Tai užsipylėm kuro, jaučiu, judėsim nebe į Šumską, o judėsim link Medininkų. Oras labai geras. Hebra sakė, per greit važiuoju, tai nežinau, gal lėčiau biškai reiks važiuoti. Nesakė, kad blogai, tai įdomu buvo, dar niekad nesam buvę čia šitam gale. Vis prie Medininkų posto čia to pasienio, tai įdomu. Įdomus reginys reikalas. Dabar lekiam toliau. Kaip pardavimus, už juostos sustatytos mašinėlės visur. Rinkis, kurią nori. Vienas ilgiau stovi, kitas mažiau stovi. Pagal diskų surūdėjimą matos, galima atskirti. Tikriausiai reikalų tvarkytojai pasilikė, tačiau mūsų Hebra kalbasi. Atvarėm iki Medininkų pilies, bet nedirba. Jaučiu išlėkė į Gudiją kovot. Galimai mirė mano GoPro kamera. Liau baterija. Tai kai visą naktį filmavai ten palikins palapiniai. Gal ir išsibaigė. Važiuosim toliau. Kiek pro Vilnių varyt? O kiek vyro? Nežinau. Debesas miestelis yra. Nebus vyro. Neįsivaizduoju, kad jis jo. Ką darom?
Galvojau, kad lapė tenai. Aš irgi. Per šią kelionę nebuvo tikslas išbandyti visų kelių, bet išbandėm visus kelius jau dabar galutinai. Ką žinau, viskas čia zaibys, liko 10 km iki Paulovos Respublikos važiuojant. Atvažiavom į Paulovos arba Pavlovo Respubliką, kur iš tikrųjų buvo Respublika. Tai Poniatovskio laikais buvo pripažinta Respublika, veikė kaip vienas organizmas. Tai buvo šiokia tokia ir kaip nedemokratija, nežinau. Leido valstiečiam naudotis dvarininkas ir žemė. Ir dalinai ten ir savo turtu, kad mokėtų pinigėlį, paskui uždirbtų iš to. Ir mokyklą turėjo, žodžiu, vertė ten knygas, kad ir išsilavinimas būtų. Žodžiu, tokia, sakyčiau, netgi vakarietiškesnė pusė buvo Respublikėlė. Apie 25-26 metus gyvavo čia jinai. Tai fainai, likę dar griuvėsių daug dvaro, matosi didingi tokie statiniai buvo. Tai kas pro šalį, arba ne pro šalį, iš tikrųjų, čia galite ir kaip objektą pasižiūrėti, atvažiuoti ir pasidaryti apylinkėse. Nes dar aplinkui iš tikrųjų irgi galima aplankyti daug įdomių vietų. Ar judam link Deveniškių po biškelį. Oras kuo tolyn, to gražin, jaučiu gražiausia diena. Pirma buvo, aišku, mūsų kelionės diena graži, bet šitą jaučiu labiausiai lepina, tai bent jau tiek gerai. Turim gražią labai dieną, net jau karštą darosi važiuoti. Bet labai super, negalima skustis. Atvarėm į Šalčininkus, užsukau į Oltą, tepaliuko trūksta Kawasakiui. Kažkaip pastebėjau toj Paulovos Respublikai, tai reiks dapilt biškelį. Gal nepatinka, kad aš čia su juo per smagiai važiuoju. Neįsivaizduoju, reiks žiūrėti, bet truputį reikės dasipilti. Tai va, bandau ieškoti. Gal tik šitas likimolė bus, gal ir daugiau kažko bus dar. Tepaliuko norma, dapilta, važiuojam toliau į Dieveniškį. Dieveniškis. Mano svajonė. Gerai, varom. Labiausiai noriu aplankyti Dieveniškis ir kaniukai kažkoks dar tolimesnis yra kaniukai. Kaniukai? Kažkas ten. Bet Dieveniškės reikia. Nes stoteliai turbūt. Ne. Iki. Dokumentų? Dokumentus. Kur vyksta dokumentas? Į Dieveniškes keliavom po rytų visą Lietuvą. Aplink? Ką? Aplink tai ar kaip? Lanką darom nuo Rokiškio ir link Prienų važiuojam, bet norim aplankyti. Iš kur būsit? Aš pats iš Kauno, kolegos iš Prienų. Aha. Tai važiavam su kitokiu transportu, bet... Gali šalmą trumpam. Aha. Gerai, prašau. Vat. Toj pirštinę užsidedu ir... Ačiū.
Važiavom į Deveniškių centrą. Pasiekėm tiksliau Deveniškių centrą. Bent jau taip. Eisim į vietinę parduotuvę. Sustabdė mus pareigūnai pasieniečiai. Patikrino ID. Klausė, kur važiuojam. Sakėm, kur važiuojam. Sakė, gražios dienos. Toliau žiūrėsim. Kaip? Paskolytai. Parūkyt? Nu jo. Žinokit, nerūkom. Nerūkom. O, turite. Ar tu turi? Turite. Ko? Va. Čia su aparatu. Su aparatą. Šitą? Šitą duosiu. A, turiu čia dar. jums. Į Norviliškę. Į Vilnių. Į Norviliškę. Narviškai? Į pilį. Jo. A ką tam darysite? Pažiūrėti, tiesiog aplankyti šitą kraštą. Tam nėra gero, nėra. Nieko gero? Gražu pas. Aišku, tam ką tam. Kapinai stovi, zamkas stovi, ką tam daugiau yra. Gražu vis tiek čia pas jūs. Nu, Ne kasdieną Retai atvažiuoju. nu, ką tam Pirmas kartas gražu. atvažiuoti į šitą kraštą, tai reikia žiūrėti viską. Va. Tai filmuoja, ne? Dabar. Ką? Nu, dabar. Ne. Filmuoja, ne? Nu nefilmuoju? Ne. Ne. Ne, filmuoju, kai važiuoju. A, dabar. O dabar ne. Prisistatė ir vietinis inspektorius. Pradžiai gražiai, o paskui jau prasidėjo reikalavimai. Sakė, daug daurs, sakau, neturiu. Iš tikrųjų net neturiu pinigų. Bet sakė, davai, randu aš toj. Tai va, bet gražiuoju išsiskirstam, tikiuosi. Deveniškių meras nesupyko, kad nenupirko malaus. Ką padarysi, nereikia gerti. Labai karšta, apsivoš paskui beidamas. Deveniškės, va. Atvarėm į Norviliškių pilį, pasigavom ne živ, bet baltarusišką tinklą. Gal panašu. Išsijungėm intiką, aš dar prakalbėjau telefoną tyčia, tai nežinau, gal kažkiek pareis pinigų, o gal ir nepareis. Jeigu kas mokės, gal Baltarusija už mano lepyklas. Bet jo, pilis labai graži, pačiam kampe. Visai graži pilis. Iš toli, ant kalniuko, nuo kalniuko laukai matas. Taip ir norisi būt bajoru. Aplankėm pilį, pažiūrėjom dar kaip koncertina atrodo iš arti, o dabar judėsim jau iš šito iškišulio nuo Deveniškių link Šalčininkų ir nuo Šalčininkų jau judėsim link Prienų. Galim?
Ir vėl laukime. Laukimo kelionė. Važiuojam namo. Jau čia žiūrim pagal valandas, kad užsivėlinsim. Nu, kad neužsivėlint tiksliau, tai reikia durti namo tiesiausiai. Tai jo. Oras geras, viskas gut, pro šūdinius kelius pravažiavom visai. Pavojingus. Vieną nukalė motociklistą, tai tikimės viskas gerai. Pilna žmonių buvo jau, tai nestojom, bet greitoji paskui pravažiavo, tai galimai pasi. Tai tikiuosi viskas ok, pavojingų visokių kelių, kur reikia atsargiem labai būt ir viskas. O toliau jo skauda šiknas ir nugaras ir viskas. Pjaunam namolio, pasilsėt, išsiskalbt rūbų. Liko mažiau nei 100 km iki Prienų, daugiau nei 100 km iki Kauno. Tai tiesiog bandysim sukast dantis, atlaikyti šiknas ir saugiai parvažiuoti į namus. Ir tikiuosi nesuplyš dar labiau, nes jau nervuoja. Finišas. Prienų savivaldybė, Prienų meras 2. Pasiekėm galutinį tašką, bet ne tikslą. Jo, nes važiavam su Vanjanai. Tai nežinom kada, bet kelionę atidėsim tolimesniam laikui. Remontuosiu savo Vanjaną, keisim variklį. Nežinau ar patys, ar su meistrais, bet kažką padarysim ir pratęsim kelionę kitų laikų, bet šią vasarą, manau, tikrai. Ačiū tiem 5 žmonėm, kas žiūrėsit, kas sumontuosim ir iki Vanjano Vol2 kelionės. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Viskas 3 žodžiai. Pasakyk 3 žodžius. Smagu, gerai, kartu.